Labas, gydytoja. Sveiki. Žinokit, pas jūs patekti, tik paskutinį torto gabalėlį gimtadienį gauti. Visi nori. Na, žinot, kai kalba eina apie grožį, apie odos priežiūrą, tai tuo atveju mes tikrai populiarūs. Bet žinote, tortas bent neklausė jūsų, ar pakankamai geriat vandens ir ar pasitepat SPF kremų. Tikrai tiesa, aš visada stengiuosi prižiūrėti maksimaliai savo odą. Jei galėtumėt pasisodinti bet kokį garsų žmogų ant savo kėdės, kas tai būtų? Oho, įdomus klausimas. Turbūt pakviesčiau Mona Lizą ištrūkti iš savo paveikslą ir atlikčiau jai ultraform ir hypo procedūrą. Man įdomu, ar po šios procedūros jinai pagaliau galėtų nusišypsoti plačiau. O, tikrai ir man būtų įdomu. Jei rimtai, tai aš esu pasiruošusi jūsų grožio magijai. O prieš tai noriu jums užduoti klausimą, kokias top 3 procedūras galėtumėte išskirti atėjus pavasario sezonui, kur klientai dažniausiai lankosi? Nu, kadangi artėja vasara, tai pastebime, kad pavasario periodu padaugėjo 3 pagrindinės procedūros. Tai visų pirma, tai yra odos drėkinimas, kadangi po žiemos sezono, po šildymo oda labai išsausėjo, pavargsta, tai drėgmės atstatymas ypatingai svarbi procedūra. Dažnai mes rūpiname savo augalais, kambarių drėkinam, bet pamirštam apie odos drėgmę. Antroje vietoje tai yra plaukų augimą skatinančios procedūros, kadangi atėjus pavasario ir vasarą visom norisi turėti žvilgančius stiprius plaukus, o ne nuvargusias ir sausas rogas. Ir trečia procedūra tai yra prakaitavimo mažinimo procedūra, kadangi atėjus šiltiems orams ir karščiams niekas nenori turėti prakaitavimo žymės pažastų srityje, taip pat tą procedūrą galima atlikti delnų ir padų srityje ir taip komfortiškai jaustis tiek su įvairiais drabužiais, tiek renginyje. O kas šiandien laukia manęs? Taip pat dabar prie mūsų šiandieninio plano, kadangi norit pastangrinti pilvo odą, todėl atliksim Secret RF2 procedūrą. Tai čia ta, kur mikroadatėlės ir radio dažnis skamba kaip wow procedūra. Taip, ši procedūra tikrai veiksminga. Po šios procedūros gali tikėtis odos atjauninimo bendro, taip pat pastangrinimą, sumažės strijos ir matomas raukšlelės. Gydytoja, o tai kada galėsiu pamatyti rezultatą? Jau po pirmos procedūros matysit nežymų rezultatą, tačiau šią procedūrą reikia atlikti visą kursą. Rekomenduojama atlikti 3-4 procedūras vieną kartą per mėnesį ir po pilno kurso jūs matysit jau galutinį rezultatą ir jūsų odos kokybės pagerėjimą ir atjauninimą. Tikrai lauksiu. O ką jūs norit pasakyti, kad po šios procedūros net kremas nuo kūno sleis? Tikėkimės, bet pažadu laukti verta. Taigi Pradedam. Kaip jauties? Šiaip neskauda. Man yra didesnė baimė, kai, nežinai, ką daro. Bet šiaip neskauda.